Labą dieną, sveiki visi ir kurgi šiandien randamės Dariaus ir Girėno stadione ir nebereikalo, nes Kauno Žalgiris žaidžia konferencijų lygą, labai svarbias varžybas prieš Islandijos komandą. Rimtas išbandymas Kauno Žalgirio komandai, čia viena iš geriausių Islandijos lygos komandų, taip gal Islandijos čempionatas ir nėra labai stiprus, bet manau, kad Kauno Žalgiris tikrai turi šiandien rimtą išbandymą, bet tuo pačiu manau, kad lygiai taip pat yra pajėgus įveikti savo priešininką, sėkmingai startuoti antram raunde konferencijų lygoje ir žengti toliau. Šiaip iki rungtynių dar turim visai nemažai laiko, dar 50 minučių. Šiaip kas keisčiausia, kad atvykau likus kiek daugiau negu valandai ir tikrai stadione žmonių daugiau negu tikėjausi. Ir dar tik tai žmonės renkasi, bet apskritai, kad žmonių važiuojančių ir einančių gatvėj prie stadiono mačiau tikrai visai nemažai, kaip likus tiek laiko iki rungtynių, tai tikrai nustebino. Bet kadangi turim dar nemažai laiko iki rungtynių, tai galim pasivaikščioti ir pažiūrėti, kokių pramogų Žalgiris paruošė. Fanų zoną, einam pažiūrėsim, kas per paruošta fanų zona. Per dažniausiai paprastas A lygos rungtynės tokių dalykų nelabai būna, todėl visai įdomu, kuo kitokios pramogos. Čia matau visai ir tie žaidimai yra perkelti iš pagrindinės aikštės. Vienas iš įdomesnių žaidimų tai yra kamuoliukų mėtymas į... Kaip šitas žaidimas vadinasi, tiesą sakant, neatsimenu, bet išbandom. Vienas iš 3. Bandom dar kartą. Ne, čia kažkaip... Eik, tu savo. Nesvarbu, eisim kitų žaidimų, man atrodo, bandyti. Išbandom dar vieną žaidimą, čia labiau krepšinio taiklumą, man atrodo, patikrinsim su kamuoliukais, ne futbolo. Gerai, dar kartą. Čia neįmanoma yra, nesąmonė, šis kas tokį žaidimą sugalvojo, čia neįmanoma yra įmest. Tokia ta fanų zona, žaidimų tikrai netrūksta, bet laikas greitai eina, iki rungtynių pradžios lieka maždaug pusvalandis, jau nepilnas. Tai reikia dar pasižiūrėti, kas čia prie stadiono. Matau, atributikos kažkokį parduotuvė yra, kažko tai. Manau, kad reikia tą laiką dar išnaudoti ir bus galima jau toj eiti patį stadioną žiūrėti žaidimą. Kas prie atributikos, kas prie gėrimų, dar visi savo veiklom užsiėmė, bet žmonių tikrai netrūksta, kuo mažiau laiko iki rungtynių pradžios lieka, tuo žmonių tikrai bent jau prie arenos daugėja. Bus įdomu, kaip tribūnose pats vaizdas atrodys. Komandos dar apšilinėja, bet jau lieka visai nedaug laiko, taip kad laukiam be prasidedančių rungtynių. Rungtynės prasidėjo visai aktyviai, bet šiaip nežinau, ar minėjau, bet Islandų komanda gal taip tik tai skamba, kad Islandų komanda šiaip jau visai gerą formą demonstruoja. Man atrodo, paskutinės 6 ar 7 rungtynės yra pergalių kelyje. Nežinau, aišku, ten Islandijos tas čempionatas gal nėra labai jau super, bet manau, kad parodo, kad komanda visai neblogai formai. Aišku, Žalgiris irgi neblogai, taip kad bus gerai.
Nu, toks pavojingas baudinukas visai netoli baudos aikštelės. Geltona kortelė priešininkui. Gal reiktų kiek čia? Pusvalandis beveik sužaistas, jau norėtus ir to įvarčio kažkaip tai kažko tai tokio būtų gerai. 1-0 įsiveržti priekį. Fanai irgi kūrėsi. Nu, laukiam baudos smūgio. Nedaug trūko, nedaug. Gaila, priešininko vartininkas gerai sudirbo. Nu, turi persvarą Žalgiris, bet kažkaip gaila, kad nepavyksta tos persvaras išnaudot kol kas įvarčiais. Kamuolio kontrolės vien didesnės neužtenktų tam, kad laimėtum rungtynės. Nu, kai žiūri į stadiono tribūnas, tas pagrindinės tribūnas, tai tikrai matas, kad žmonių visai yra nemažai, ženkliai daugiau negu eilinėse A lygos varžybose, tai šiek tiek geresni varžovai. Normalu, kad pritrauki ir daugiau žmonių. Nu ką, prasideda antras kėlinys, dabar jau reikia tikrai gana čia vien tik tai spaust varžovus, reikia galiausiai ir muštą įvartį. Persvarą tikrai turim, tik tai reikia ją ir įvarčiais parodyti. Vyksta spaudimas nuo pat antro kėlinio pradžios, bet kol kas tik spaudimas. Be įvarčių, kurių šiandien taip trūksta. Ne tik įvartis, bet kokio grožio įvartis. Perdavimas, jau atrodė prieš tai turėjo kristas įvartis, bet... Pelnė Žalgirį šito įvarčio tikrai jau turėjo jisai ženkliai ir anksčiau krist. Nu gerai, dabar svarbu per daug nesipalaiduoti ir neužmirštam, kad rezultatas bendras 2 rungtynių, po to reikia dar išvyko žaisti, žodžiu. Toliau reikia naudoti tą savo kokybinę persvarą šiandien. Nu, pasirodo šiandien beveik 4000 žiūrovų. Tai sakau, aišku, stadiono mastis, kuris galėtų stalpinti dvigubai daugiau, galėtų ir daugiau tų žiūrovų būti. Bet Kaune į futbolą pritraukti 4000 žmonių. Aš manau, kad tai yra jau neblogi skaičiai. O jeigu viskas bus gerai, konferencijų tauriai praeisim šį antrą etapą, bus trečias etapas, tai manau, kad šansas ir dar daugiau žmonių pritraukti. Žmonės mėgsta pergalės, kai komanda laimi, žmonės eina į rungtynes. Aišku, nereikia užbėgti įvykiam už akių, kol kas žaidžiam ir reikia dar šį etapą praeiti. Kas čia buvo? Kas čia ką tik buvo? Visas rungtynės vedi. Ir 8-7 minutę priešininkai išlygina 1-1, kaip pats turėjai 10 kartų daugiau progų įmušti. Iš tokių rungtynių išeiti lygiosiam tikrai nesinorėjo. Įvartis išvykai turigi didesnę reikšmę, tai dabar jau Žalgiris kaip praleidęs
namuose įvartį, tai išvyko į norėdami eiti į trečią etapą privalom užbent vieną įvartį. Blemba, kaip žiauriai gaila. Skau visas rungtynės, kai jis tikrai žymiai geresnis ir prasileisti ir savo iš karto taip susikomplikuot, pasiblogint situaciją, nu čia yra žiauru. Rungtynės yra baigtos, jau jos baigėsi lygiosiomis 1-1, dar kartą didelis ačiū visiems atvykusiems į Dariaus ir Girėno stadioną bei... Baigėsi rungtynės 1-1, turbūt lygiosios ne tas blogasis rezultatas, kurio prieš rungtynę pradžią neimtum, bet kai žinai, kaip klostėsi varžybos, kad tikrai buvo iniciatyva, buvo 1-0 ir tas turbūt varžovai vienintelė kažkokia realesnė proga ir tai ten tokia ir ta proga buvo ir sugebėjo įmušti ir 1-1 ir dabar į Islandiją važiuot, būtinai laimėti yra reikia, bet žodžiu, buvo kaip buvo. Geras vakaras, geras futbolas. Ačiū, kad pažiūrėjai šitą video ir susitinkam kažkada greitai. Ate.